2024 m. rugsėjo 14 d. Panevėžio kultūros centras tęsė projektą Opus Mirabile 2024. Surengta bažnytinio choro diena. Šį kartą projekto veiklos skleistos Renesanso epochos Siesikų pilyje Ukmergės rajone. Pilis restauruojama, tačiau rugsėjo 14 d. buvo atverta visuomeniai sustabdžius paveldotvarkos darbus. Pasirinkome vieną bažnytinį chorą kaip pavyzdį. Tai Panevėžio Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choras Adoremus, vadovaujamas Jolantos Antanaitienės. Pristatėme choro istoriją, buvusius vadovus, vargonininkus ir chorvedžius. Surengėme šio choro koncertą Žemės keleiviui. Beje, šis choras skaičiuoja jau 137 metus ir yra žmonių, kurie jame gieda daugiau nei 50 metų. Koncerte skambėjo įvairių amžių muzika, grigališki motyvai, baroko ir romantizmo epochų kūriniai, 20 ir 21 amžiaus chorinė ir vokalinė muzika. Koncerte dalyvavo nuolatinė kolektyvo partnerė, solistė Laima Česlauskaitė, koncertmeisteris Arsenijus Savukov. Dirigavo kompozitorius Mykolas Treščenkinas. Choras atliko Pavelo Bebeninko, Alberto Rozeviko, Džiulio Kačinį, Gedimino Purlio, Leonido Abario, Juozapo Gudavičiaus kūrybą, taip pat Hanso Nyberko, Viljamo Gomeso, Henriko Batoro, mišių dalis, Bobo Kulo, Vongių ir Džonio Riuterio kūrinius. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė.